Aš su tavim pasidalinsiu paslaptimis. Daugelis galvoja, kad tik badaujant, laikantis protarpinio badavimo, galiu sulieknėti. Ar žinai 10 priežasčių, kurias aš išanalizavus visus mokslinius straipsnius nustačiau, kodėl protarpinis badavimas yra nepalankus tavo sveikatai ir yra normalaus kūno svorio priešas. Mano klientai, nesilaikydami protarpinio badavimo, valgydami sočiai, skaniai ir įvairiai, numeta nereikalingus kilogramus saugiai ir juos išlaiko visą savo gyvenimą. Jeigu tu nori sužinoti, kaip protarpinis badavimas gali pakenkti tau numesti nereikalingus kilogramus, rašyk komentare protarpinis badavimas ir aš su tavim pasidalinsiu paslaptimis, kuriom dalinuosi su savo klientais. Protarpinis badavimas, kai mes nevalgome 12 valandų arba 14 daugiausia, yra palankus žmogaus sveikatai, tačiau daugiau valandų nei 14 nesilaikyk, pradėk valgyti ir sulieknėsi. Laikink šitą postą, dalinkis su draugais ir sužinosi paslaptis, kurias dalinuosi su savo pacientais.